Tai kągi, mes jau pratęsimą darom. Čia palauk, nepamenu. Čia, atsiprašau, nepamenu. Antras arba pirmas epizodas nepamenu. Bet čia jau bus pratęsimas antro arba pirmo epizodo. Man berods, kad esat čia antras epizodas. Vienas labai užmirštu, tai labai daug ką turiu pasakyti jums. Padarysiu biškį šiokį tokį palengvinimą, kurie pavyzdžiui neturi savo pavyzdžiui skino, paprastas žmogeliukas, galėsiu pavyzdžiui įdėti per Minecraft'ą ten bus lentelės ir žmogeliukai dideli padaryti. Kągi, kol ramsi čia, tu dabar pašnekėk, aš jau biškį jau pavargau. Sako mama, prašau. Na, dabar čia sakyti apie mama. Aišku, pagal mano projektą? Jo, pagal jo, biškį. Tai bus kaip ir mano. Pagal jo milimetrų kabutėse. Jo, čia tikrai reikia kantrybės, čia mes jau įsivaizduokit, kiek mes jau prikūrę epizodų ir kiek aš esu pridėjęs savo kanalą. Be to mano kanalas esą Tomas Liaudas. Be to tą norėjau pasakyti, jeigu pavyzdžiui norėtumėt ką nors patarti, pavyzdžiui, ko trūksta dar šiame serveryje, tai pakomentuokite, pavyzdžiui, per YouTube, per šitą filmavimą, pakomentuokite, nes nežinom, ko jums dar trūksta, pavyzdžiui, ko jūs norėtumėt, ar kokį, ko jūs dar norėtumėt, pavyzdžiui, gal jūs norėtumėte turėti, pavyzdžiui, kokius Diamond Swordus duoti kitą, gal kokį. Mes vis pasirūpinsim. Bet čia bus ir aišku su darbais, mes turėsime skirtingų. Darbai esą tokie. Darbai esą geležies ruda, esą 5 litai, auksas, esą 30 litų, deimantas yra 50 litų. Tai va, aš jums viską čia surašysiu. Ne, jau bus eurais, ne. Oi, sorry, eurais. Labai jau pamiršęs, žinot, nepamiršęs pripratęs prie tų litų, kadangi pakeitė iš litų eurų. Tai va, jau baigiam namą statyt. Ramsė pasidaryk kokius nori kambarėlius, reikėtų gražiau pavyzdžiui. Žinau, ką darysi. Palieka, ne? Jau, žinau, ką darysi. Žinau. Čia bus jau paprastas. Žinau, kad gali būti gal kartais ir daug pratęsimų, tai labai atsiprašau, biškį neužtenka filmavimo laiko. Tai kadangi Ramsė jau pasistatė savo pastatysim namus ir padarysim, aišku, daugiaaukštį, tai buvau žadėjęs. Nežinau, tai man čia bus epizodas, bet tada, aišku, bus muzika, kai statysiu tavo daugiaaukštį namą.
Ir aišku, bus gerų, aišku, muzikų. Tikrai neblogu. Tai jo, dabar tam ten įsijungtas vanduolis. Tai va, bus įsistatyti. Na, tokie. Aišku, dabar žinot, ką padarysim? Dabar mes padarysim parkūro, kaip sakant, parkūro įdomybę. Visai padarysim. Padarysim dabar šitą veiklą. Ne, tegu būna tokias. Man tai jos patinka. Man tai kaip pasidaryti, kaip sako. Dobra, tau patinka. Viskas. Tai viskas baigėm. Tai va, kągi dar galėtumėm padaryti. Tai va, mes dabar padarysim parkūrą. Parkūro įdomybės. Tai ką? Ir čia bus startas. Geram čia tu ką nors padės. Nežinai, kaip Startas kita. Nežinau, kas. aišku, čia bus 2 blokų. Maždaug parkūras tokia bus. Na, jeigu prašoksite, nečykinkite. Tai toliau. Išėjom toliau. Mūsų arkliai traukiasi iš čia. Čia Bobo draugas padėjo. Sako, stokiam kelią. Ne, pažiūrėkime įmanoma. Įmanoma, bet galima ir praslysti, aišku, nenusėsti. Dabar padarysim 3 blokų šokimą. 1, 2, 3. Ne, Kaip ir bus kareivis. 4 blokų. Padarysim kareiviškas treniruotės. Ne, kažkaip prašau. Čia kabutėse estafetės. Įdomiai ir linksmai. Ir dabar bus įskaityta 4 blokų. Tai padarysim. Čia bus parkūro įdomybės. Tai eina čia. Dabar leidžiam. Atsiprašau, čia biškį skamba. Kas? Ir mes labai kaip žaidžiam. Dabar nerandu biškį pokyčių. Tai gerai. Tai ir pokyčiais. Nu, čia. Ar girdi? Gatvį žinutę. Gerai, gerai. Greičiau gatvį žinutę. Tomai. Pirmoji epizodą. Kalėdų netrukdys. Visat kažkas turi sumaišyti. Nervuoju. Amžinai. Tai kadangi mes šitą epizodą baigėm. Sveiki, manęs nebebus. Tomas Kienas. Jo. Tai kągi. Viso. Viso gero.